Sveiki visi su mėsa Žamsgan, šiandien žaidžiame grocerio simuliatorių, tęsime mūsų parduotuvę. Taip. Tai kągi, pažiūrėsim mūsų parduotuvę, Žamsgan 24/7, šiaip jau senai gan žaidžiau šitą shop simuliatorių. Realiai čia buvo žiauriai daug atnaujinimų, kol mes su jumis nežaidėm, žiauriai daug skaičių atnaujinimų buvo. Kiek matot, atsirado įvairūs pastatai, va tarkim, anksčiau buvo vien tik miestas, o dabar, kad matot, kad ir atsirado, va čia kažkokia atsirado degalinė, matau, atsirado kažkokia hotelis tikriausiai. Tai va, truputėlį žaidimas atsinaujino, realiai nemažai atsinaujino. Taip. Ir va, atvažiuoja mano darbuotojai, vos manęs nenumušė, taip. Kiek matom, dabar galima atidarinėti vartus patiems, tai yra žiauriai geras dalykas realiai. Truputėlį pažiūrėsim, kas ant kompo gero yra. Va, galima pasižiūrėti viską, ką galima, taip, instrumentai kažkokie, kaktusai, kaip ir viskas. Tas pats liko, darbuotojai, aišku. Kainos pakeitimas, bet pas mus kainos visos gerai pakeistos. Aha, čia galima pasižiūrėti mūsų užsakymus, kur važiuoja. Čia jau fainai visai. Eisiu su mėsa Žamsgan. Jeigu norite kalėdų progą laimėti Discord Nitro, užėkite į mano Discord bendruomenės serverį. Kanalas renginiai. Persiskaitykite visas naujienas, informaciją ir jau tada dalyvaukite konkurso. Laiko liko tikrai nedaug. Tai spėk gauti Discord Nitro kalėdinę dovaną. Tai ačiū ir iki. Taip. Tai kągi, galim pasižiūrėti, realiai mes truputėlį ir neturim produktų, kadangi praeitį kartą, kiek atsimedant, mes tik palaukit. Ai va, dabar galiu ir darbuotojai kitaip atrodo dabar visai. Dabar galiu Olivia Wilson ir galiu padaryti tą, paprašyti jos, kad padarytų kažkokį darbą. Taip, tai vartus uždarysim. Taip, nežinau, pieno yra kaip ir. Dar labai norėčiau pasisamdyti darbuotoją, kuris tiesiog vaikščiotų ir dėliotų prekes. Man atrodo, tą ir padarysiu dabar. Taip. 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 200 pirminis mokestis, o paskui 30. Tai 30 ir 20, 50 mokestim. Tai va, užsisakom darbuotoją, kaip neskambėtų. Taip. Šiaip labai gražiai atrodo mūsų mapas. Aišku, man atrodo, mes čia rinkom dėžės, po atnaujinimo jis dingo, bet ką padarysi. Taip. Palaukit, aš tik nepažiūrėjau, kokią mes pamainą pasiėmėm. Ai, nuo 7, šiaip normalią pamainą pasiėmėm, nes naktimis aš pats dirbsiu. Taip, lygiai. Ne, lygis va. Lygis toliau šiaip didelis. Taip. Taip. Kas čia buvo? Ok, kažkas įdomaus buvo, bet daleiskim. Taip. Dekoracijos, vėliavos buvo. Instrumentai. Čia galima pasikeisti parduotuvės dizainą. Meniu. O, atsirado keltuvas, įdomiai. Čia kaip ir buvo, išskyrus keltuvo dar nebuvo. Aha. Ir čia kažkas irgi su keltuvu matau nupieštas susiję. Įdomi. Taip. Dar šitą naktį atidirbsim, kitą naktį jau atvažiuos naujas darbuotojas. O šiaip galiu eiti padirbti kasą kol kas. Taip, aš padirbsiu kasą, o tegul mūsų darbuotojas atlieka darbą. Taip, euras 20. Tegul pildo lentynas.
Nežinau, kur mūsų darbuotoja nuėjo realiai. A, jinai dėžės išmečia. Išmetinėja. Taip. Aha. Palaukit. Jau nepamenu, kaip 20:38. Okei, laba diena. Labas vakaras tai yra. Tai 57. Taip, laba diena. 20:02. 50. 25. Pas jūs 6,69. O pas jūs bus 0 grąžos. Ačiū labai. Jūsų 0 grąžos. Labai gerai. $500 šiandien užsidirbom per vieną dieną, šiaip neblogai. Taip, matau, kad Olivija jau labai sunkiai dirba, tai man atrodo galime čekau. Taip, duosime į pertraukos. Ai, ne, pertraukos. Kaip pertrauką įduot, palaukit. Palaukit, kaip duot pertrauką. Palaukit. Nežinau, kaip įduot pertrauką. Clean up, unload truck. Nežinau, kaip įduot pertrauką, jeigu nenori pertraukos, jeigu daro, ką nori. Labą dieną. Ai va. Ai, jinai automatiškai eina pertraukom. Tai gerai. Realiai. Prašiau dabar padarė. Taip, 12. Palaukit, aš neatsimenu. Va. Kaip jinai ateis, tai tiesiog... Aha, dėkui. 33. Tai va. Labą dieną. 18, 20. O mūsų tikslas automatizuoti visą parduotuvę, padaryti Akropolį, jeigu galima tai pavadinti. Bet čia Akropolis tikriausiai nesigaus, čia gausis Maximos bazė. Taip. Taip, manau, galima užsidarinėti. Dėkit prekes. Labą dieną. Ai, va, nemačiau, atsiprašau. Labą dieną. 25,87. Labą dieną, 35. Oi, per daug daviau jums. Taip. Taip, gerai, aš padėsiu jai sukrauti viską. Čia alus. Ai, mes iš vis nieko neturim, tik alus, žiūriu, alus. Ai, va, prekių turim, bet labai jau mažai turim. Čia jau pilnas lentynos, kur yra prekių. Tu mes prekių neturim visai. Iškart po 3 darau užsakymus viską. 3,
3. Čia 4 galima daryti. 3. 3. Ai, pieną turim. Vaisių kol kas nepirksim. Taip, laukiam, kol atvažiuos mūsų sunkvežimis. A, va, jisai ir atvažiavo šiaip greit. Taip. Aha, milteliai. Ir čia kaip ir viskas. Sumesim viską dabar save. Kad kitas sunkvežimis greičiau atvažiuotų. Taip, čia kur besikartojančios prekės, tai mes jas kol kas išimsim. Sudėliosim taip. Taip, matau žalią. Taip, aha. Ai, čia gal geriau nekraunam dar. Ai, va, dar gale pilna laisvų vietų. Taip, ir kadangi jau turim 2 darbuotojus, tai galim jau atidarinėti parduotuvę. Čia check-out darom. Taip, o čia tegul krauna lentynas. Taip, čia sudėliausim į lentynas visas prekes. Taip. Dar vienas sunkvežimis, matau, važiuoja. Taip, aš irgi padėdinėsiu sukraudinėti lentynas. Čia irgi galima sukrauti, kur yra daug prekių. Taip. Taip, man atrodo, mes dar kažko neturim. Taip, kadangi mūsų jau galima užsakyti vaisiam būtent vaisiam lentyną. Taip, dar užsakysim vaisių. Viskas. Ai va, galima dar ir atšaukti visus užsakymus. Taip. O jei, kiek čia prekių dabar važiuos ir važiuos. Man tai labai nepatinka, kad deda prekių... A ne, beveik visas asortimentas yra pas mus, tai ir viską gerai daro. Norėjau jau nepagirti darbuotojus, bet šiaip kol kas viskas gerai. Nauji darbuotojai man patinka. Mes kiekvieną dieną gausim po minus 50, tai reikės parduoti nemažai prekių. Dabar tikriausiai važiuos ir važiuos pastoviai. Kiek žinau, šitą didelę šiukšliadėžę galima perkelti. Ai, ne, negalima jos perkelti, nes anksčiau buvo galima. Dabar jau nebežiūriu, kad... Taip, tikiuosi lentyną atvežiau, ne kažką kitą. Sausainius atvežė. Va, sausainiai. Sausainiai.
Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairius renginiai, bei daug ko kito. Užsuk į Domsgun bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Tęsim toliau mūsų darbą. Tai vėl tie sausainiai važiuoja, aš tai negaliu pakęsti. Atsibodo man tie sausainiai. Taip. Taip, iškrausim iškart greit. Truputėlį greičiau man padeda dirbti darbuotojai. Šiek tiek. Taip, palaukit, pažiūrėsim, kas bus. Negerai, tarnau klientus. Eksperimento gal tokio nedarysiu. Taip, daržovės, manau, bus pas mus, kadangi nelabai ir didelė parduotuvė. Tai manau, galima bus statyti. Nu, realiai galima ir per vidurį, va tai va, pasistatyti. Ne, gal geriau, va tai va, kažkaip. Va, tai va. Šiaip po to, šiaip nelygiai, laukit. Va, taip. Statom taip. Laukiam dar vieną sunkvežimą. Iškraudinėsim vėl sunkvežimį. Tai man, kad dar vienas numušė. Taip. Va, atvažiavo daržovės pagaliau. Bananai. Naujų prekių atvažiavo, tai yra gerai. Avokadas. Kol kas bus bananai, kopūstai ir avokadai. Obuoliai kol kas neparsidavinės. Bananai, kopūstai. Čia dar kažkoks dar įdomus dalykas. Taip, nu mes 1000 užsidirbsim, manau, per vieną dieną, gal net daugiau skaičių. Taip. Taip, o šiaip apie darbuotojus, tai ką čia aš galiu pasakyti. Kol kas tik vieną žvaigždė, čia jau matau po 2, visai nieko. Bet mes kol kas turėsim po 1 žvaigždę, tikiuosi paskui pasikeis, bus viskas gerai. Taip. Gerai. Oi, kopūstus labai perka, žiūriu. Kopūstų beveik neliko. Dar bananų yra. Matau, už kasos darbininkės jau toj baigsis. Jau eis toj pailsėti. Šiaip parduotuvė mūsų gan maža, bet susitvarkyti žiauriai sunku darosi. Avokadai, daržovės. Čia tegul būna atidaryta. Nu, ir lėtumas tai jo. Laukim, kol Džonas baigs savo darbą. Gerai, taip aš už jį dabar padirbsiu. Labą dieną.
3,71. Labą dieną. Pirkit daržovės, naujos daržovės, tik užsakytos ir atvežtos. Klientų žiūriu pas mus žiauriai daug yra. Žiauriai, net skaičiu. Ir aš pamiršau kainas pakeisti. Taip. Change price. Po eurą. Čia bus po 3,15. Čia bus po 70, 0,70. Čia po 2, gal po eurą 99. Taip, o čia kainos kaip ir... Ai, čia nepakeistos kainos. Po 2 eurus. Viskas. Kainos pakeistos. O jei, kiek čia žiūri klientų, tai čia nemažai tikrai. Taip, 4. 3. Tada... Taip. Aš vis nepastebėjau tų paskutinių prekių visą laiką. Taip. Aš galvoju, ko čia tokios mažos kainos ateina. Jie beveik tokios tiek pat sumoka, kiek ir mes užsakinėjam. Tai yra negerai, reikia didesnių kainų. Taip, laba diena, 35,99. Čia bus 15,85. Čia 16,75. Čia pas jūs 10 centų grąžos. O Jėzus, klientų tai aš negaliu, baisus dalykas, kiek klientų. Realiai iš vienos pusės gerai, bet iš kitos pusės tiek darbo daug. 77. 10. Taip, manau, galima užsidaryti, nes išprotėsiu prie tos kasos. Taip, 27. 6. Paskutiniai klientai jau. 5. Taip, 19,90. O jei, šiandien žiūriu, pinigų visiškai neblogai užsidirbam. Taip, ir 25. Taip. Viskas. Tai šiandien tiek. Tai ačiū, kad žiūrėt. Su jumis buvo Domsgan. Ir iki kito karto. Iki.